Nu gerai, aš turiu paklausti šito klausimu. Tai kodėl problema? Visi turi šitą klausimą paklausti. Nebuvo nei vieno intervo, kad neatsakyčiau šitą klausimą. Ir kuo daugiau atsakinėjau, tuo pradedu keisti istoriją, žinai, dėl to, kad anksčiau įsiplėsdavau labai, dabar tiesiog sumariukas, kad mokykloje turėjau pravardę, nes buvom 2 Godos, geriausios draugės ir kažkaip reikėjo mūsų atskirti klasiokės, ne? Tai... Viena buvo Angeliukas, kita buvo Velniukas? Jo, aš buvau ta, kur prisidaro problemų, jinai buvo ta, kuri sprendžia. Nu, tai mes tai pasivadinom per Instagramą ir taip ir gavosi, kad aš nenusiėmiau tiesiog to vardo. Ta Goda problema ir liko. Aš negalvojau, kad čia apie mane labai, ar kad čia funny kažkas, va, tiesiog taip gavosi, bet dabar atrodo, kad neįmanoma kitaip, ne? Nu, tai tiesiog taip labai tinka. Tai aš net neįsivaizduočiau, jeigu tave reikėtų pavardę tavo pasakyti, tai net atrodo apie kitą žmogų kalbėtum. Tai va, tai šiaip labai prilipo ir labai džiaugiuosi savo šitą pravardę. O santykis su grožiu tavo, koks jisai yra ir kaip jisai keitėsi kartu su laiku? Nes, žinai, mes jau nebe 18, ne, jau perinam truputį kažkokius dalykus, kurie jau tampa įpročiais ir kur jau susiformuoja tam tikras galbūt požiūris ir panašiai. Tai koks yra tavo santykis su grožiu ir kaip jisai keitėsi su laiku? Tai anksčiau man, pavyzdžiui, graži mergina, tai yra prisidažęs daug, kad gražus makiažas būtų, kad plaukai dažyti, kad daug visko būtų daug, kad jinai, bet man buvo, man anksčiau jo būdavo taip. Wow. O dabar viskas keičiasi į tą pusę, kad man gražu yra, kai, pavyzdžiui, mergina be makiažo ir oda švyti, jinai natūraliai, žinai, yra, sutvarkyta, viskas gerai, tai vat viskas, kuo tu daugiau augi, tuo daugiau natūraliai. Aš, pavyzdžiui, 18-19, kiekvieną dieną prisitepus visko, ko įmanoma, tik tais, tai buvo, žinai, tokie buvo standartai, atrodo, kad tu save pasigražink, o dabar norisi, kad graži iš savęs būtų. Kad nereikėtų gražintis, tam, kad atrodytum geriau. Kažkaip man, pavyzdžiui, vasarą, aš jau dėl ko jaučiuosi pati savo labiausiai patinku, nes tada to makiažo nereikia įdegi, žinai. Aš galvojau, tu atvirkščiai nemėgsti tokių... Visi taip galvoja. Aš galvojau, kad tu nemėgsti tobulumo, žinai. Visi taip galvoja. Kodėl aš galvoju, kad aš taip, man labai gražu moteris, dabar pasidažius, tai viskas čia yra labai gražu ir labai patinka, bet po biškį keičiasi, žinai. Anksčiau tai ypatingai man buvo labai geras. O aš galvojau, kad tu nemėgsti, žinai, moterų, merginų, kurios taip perspaudžia su tuo makiažais įvaizdžiais. Čia žinau, kad čia ne aš galbūt. Taip. Bet žinai, dažniausiai traukia tos priešingybės. O ne, žinok, man tai, pavyzdžiui, blondinės. Man, žinai, man kaip tik... Niekada nepasakyčiau. Aš galvoju, tu atvirkščiai, žinai, tokį turi net tokį priešiškumą prieš moteris, kurios ten labai pozicionuoja grožį ir tokį, save išreiškia per grožį. Labai įdomu, nes ne pirma tu pasakai. Aš kažkaip, kad šitą temą nešnekėjus, tai tikrai, kad man čia nepatinka, kad prisidažysios, bet matai, mane pamato ir galvoja, kad aš tokio gal biškį berniukiškesnio, tokio, žinai, sakykim, nežinau, išraiškų tų ir dėl to aš esu prieš grožį. Ne, aš kaip tik esu už visus makiažus ir man viskas, ko aš neturiu, yra labai gražu. Ir man taip keista buvo, kai aš gavau tavo žinutę, kažkada, kažkas buvo, ar ten fotosesija, ar kažkas, kur aš, tikrai jau tai buvau Max pasiruošti ir tu rašai, wow, ten, žinai, kaip gražu, ir galvoju, tu gal čia sarkastiškai man, žinai, rašai, galvoju, tu čia šaipaisi, galvoju. Bet, žinai, įdomus dalykas. Aš tikrai visą galvojau, kad tu tiek save pozicionuoji, tiek ir patinka tau visai kitokia. Labai gerai, dabar susipažinsim. Tikrai, ir visi susipažinsite. Tai kas yra tas makiažo jungtukas, makiažo įrankis ir vienas akcentas, kuris įjungia Godą problemą? Čia žiauriai įdomus klausimas, nes kad Godą problemą, tai kaip tik atjungt turi. Dėl to, kad aš tai noriu, kaip, ta prasme, ne personaže, aš noriu gerai atrodyti. O Goda problema, bet jeigu kalbant apie tą personažą, tai yra kaip tik. Man čia viskas zin, čia jūs taip, yra visai kita, net sėdėjimas mano, pavyzdžiui, istorijos, kokius darau, ne, tarkim, ten tą patį kontentą. Jeigu mes kalbam apie Godą problemą, aš ne šita, kur dabar sėdi. Šiandien mes matom tikrą Godą. Mes matom tikrą Godą, jinai nėra taip, kad jinai kardinaliai skiriasi, kad čia absoliutiškai aš esu kitas asmuo ir aš čia visiems žmonėms meluoju. Bet jeigu kalbant apie turinį, kurį aš daryčiau
Godai problemai, aš daryčiau jį be makiažo. Okay. Mano visi pirmi tiktokai buvo apie tai, kad aš tiesiog labai viskas natūralu, iš lovos filmuotis ar ten dar kažką ir rodyti. Aš kartais būdavo dienos metu su makiažu, man reikia nufilmuoti tiktoką, aš nusiemu meiką, plaukus susiveliu ir biški, tada žmogus iš tikrųjų, jam labai, o dabar susivėliau, jam labai patinka tas visas natūralumas ir nebandymas įtikti į kamerą, jokių filtrų, nieko, žinai. Taip. Tai va šitas dalykas. Tai tapo tavo darbo dalis, galima sakyti. Taip, tai va. Tavo įvaizdis. Jo, tai aš nesakyčiau, kad aš esu labai toli nuo Godos problemos, aš ir esu ji, bet jinai mažiau dažytųsi ir jinai mažiau bandytų save parodyti, negu aš, tarkim, eidama į miestą. Taip. Goda problema eitų, jinai va, fakas apšartus. Geras. Bet wow, čia iš tikrųjų taip įdomu. Nu gerai, o jeigu kalbant ne apie problemą. Jeigu kalbant apie tave, tai kas yra makiaže, tas akcentas, kuris yra tau būtinas ir kurį visada rasi tavo rankiniai, tavo kosmetiniai ir kuris įjungia tavo moteriškumo kažkokį. Tai man dabar įjungi šiuo metu. Lūpų pieštukas. Taip, aš jau esu sakiusi, mes kalbėjusios esam, kad jau čia lūpų pieštukas ar X kažkas, tai visą laiką lūpų pieštukas, kalbant apie makiažą. Aš apskritai nieko galiu nesidažyti, bet ryte atsikėlusi valau dantis, šiek tiek kremo virkinančio ir lūpų pieštukas net ir būnant vienai namie. Nes jo. Ne tu tą patį esi sakęs? Nu, aš šiukšlių išnešti jau jo. Aš šiukšlės išneš. Bet žinai, mano namuose nieko nebūna, dabar yra Rubi. Tai dabar jau prieš Rubi galima ir lūpas pasidažyti. Tai va, tai aš savo noriu pasižiūrėjus veidrodį patikti, o aš labiausiai patinku su išformuotom gražiom lūpom. Okay. Man lūpas, aš pavyzdžiui... O Goda problema, vis tiek nuvalydavai lūpas? Tekdavo paaukot? Pateikdavau. Nu, čia toks, žinai, akcentas. Jo. Bet, sakykime, žiūrint į žmogų, tarkim, kai aš niekada gyvenime nežiūriu į akis. Nes pastebėjau šitą dalyką, aš tiesiog žiūriu lūpas. Aš visada ir dabar žiūriu lūpas. Turim tai dabar žiūriu lūpas? Visada. Taip jau mano žvilgsnis yra padarytas ir man lūpos yra akcentas pa žmogų. Tada eina, aišku, dantis, žinai, bet akys man nesvarbu, man svarbiausia lūpas. Tai aš tas lūpas todėl dar noriu visą laiką išlaikyti. Taip, tai jau vyras su negražiom lūpom tavo kontrolės nepraeitų. Ta prasme, jeigu yra kažkas blogai su lūpom, tai aš tiesiog peršu vazeliną, žinai. Nu, pati jau turiu tada taisyti. Taip. Pakalbam apie tavo makiažo krepšelį. Jeigu šitas krepšelis galėtų kalbėti, ką jisai pasakytų apie tave? Tai mano sakytų, nebekrauk tiek šūdo pas mane, nes aš, išbandom šitą, pabandom šitą, aš visiškai priešingai negu tu, aš labai daug išbandinėjau dalykų. Ir to pasakoj, aišku, jau čia yra veidukas, išbandyti dalykus ne visai yra protinga. Tai va, tai... Šiandien net atėjai ir parašai manęs, kad išbandytumėm pudrą ir aš nesutikau išbandyti pudros. Va, labai gerai, dažniau susitikti. Va, tu už mano šitą kosmetinę kalbę. Taip. Tai va, tai aš tikrai kraunu visokių dalykų. Sakytų biški slow down, ne? Ja, slow down. Iš tikrųjų, aš tenais, sakykime, iš visų dalykų panaudoju gal kokius 3. Tai kokius 3? Iš tikrųjų, kokius 3 panaudoji? Lūpų pieštukas, bet jis nebūna kosmetiniai, jis būna jau rankinėje. Tada dažniausiai naudoju kontūrą, nes man nepatinka mano... Sausą, šlapę? Šlapę. Nepatinka mano veido forma, niekada nepatiko ir aš su tuo kontūru anksčiau prisižaisdavau, nes labai stengdavausi iš savo veido formos paversti savo veidą kitą formą. Tai atrodo tiesiog kvailai, dėl to, kad tavo veido forma yra tokia, tu ją kažkaip gal bandyk pakontūruoti, kur tau tikrai reikia, o nelaužti to, ko tu neturi. Žinai, aš darydavau stabyrišką, sakykime, kontūrą, kad padarytų tos dalykus, kurių pas mane neegzistuoja. Tai va, tai... Pieštukas, kontūras ir, gal pasakyčiau, eyelineris. Jo, eyelineris su tušu. Visada tave pamatysi su eyelineriu? Ne visada, bet dažnai. Bet mėgsti, gerai jautiesi, ne? Jo. Goda, anksti pradėjai dažytis? Kas yra anksti? Ar buvai ta mergaitė, kuri jau ten 13-14 metų tau jau reikėjo kosmetikos? Ne. Aš vėlyva buvau visur. Aš su makiažu gal pradėjau žaisti kokių 17 tik tai.
Na gerai, tai jeigu dabar reikėtų prisiminti didžiausius failus, koks buvo tas, kuris pirmas ateina į tavo galvą ir galvoji, no way I was doing that. Nu, tai čia kaip visom panom jaučiu su antakiais buvo momentėlis, kad visas norėjo ryškesnių tų varnos antakių. Ir aš labai nepataikydavau su savo spalva foundationu. Nes aš įsivaizduoju, tavo ir keičiasi šiaip kūno spalva, turbūt labai intensyviai, vasarą tu dar rudesnį. Taip, bet tame ir esmė, kad aš turėdavau vieną, žinai, kai mažytė, nu jauna. Ir mano oda, sakykime, kai jau ten pradedu degintis, momentaliai labai greitai būna oda. Nu jau toks genas pas mane. O šiaip, iš esmės, visi galvoja, oi tavo gymis, ne, kad tu esi ruda, aš nesu, aš esu tokia pati balta kaip ir visi. Bet aš gaunu saulės spindulio, man užtenka valandos, kitiem reikia ten, nežinau, 4 dienų, žinai. Ir aš naudodavau visą tą patį tą... Ir vaikštai su balta. Jo, ir vaikštai kartais kaip visiškai neįtema, žinai. Tai va šitas gal feilas. Bet dabar eiktų fainai, aš tai žinok pasižiūriu tas nuotraukas, tai pasijuokiu. Aš nesuprantu visų pirma, kaip mano tėvai nelypdavo jokiais, nes aš ateidavau ir aš jiems sakydavau, jie sako, kodą, kad aš čia pasidarius. Jūs nesuprantat nieko, jūs patys nežinot, kaip turi būti. Ir jie tiesiog, aš galvoju, mano vaikai taip sakytų, aš apsiverkčiau iš juoko, ta prasme, kad ateina perbalus visiškai su tokiais Brežnevo antakiais ir let me do what I gotta do, okay? Tai žodžiu... Dabar smagu pasijuokti dabar iš tokių dalykų. Jie nedarė žalos man, žinai. Taip. Viskas gerai. Tai aš teisingai suprantu, kad Goda problema ir ta tikroji Goda kažkiek jos skiriasi, ar ne? Tai tavo pasirinkimas būti Goda problemai ir personažas, kokį tu atspindi socialinėje erdvėje. Tai yra tavo strategija, ar tai esi tu? Čia dėl to skiriasi, žinai, dar galima prie ko pritemti. Aš, kai buvau, sakykime, 20 pila, kada aš pradėjau daryti socialinius tinklus, galvoju. Iš tikrųjų, kada? Jo, gal apie kokių 2-2, tai faktas, kad aš buvau visai kitas žmogus. Aš tada nebuvau, viską daro tas, sakykime, patirtis ir jau profesionalumo tavo stadija, ne? Tai dabar aš visiškai negalėčiau releitinti ir asocijuoti su tuo, kas aš buvau anksčiau. Kai dabar žiūri tuos ankstesnius video, kaip jautiesi? Labai gerai, aš pasijuokiu juos žiūrėdama, aš labai džiaugiuosi, kad aš tai pradėjau, nes tik tuoda, kai aš galėjau taip daryti, dabar aš jau nebegaliu taip daryti. Viskas, baigėsi. Mano tie laikai, kai aš galiu ten pasijuokti iš kitų, kas buvo visiškai nesąmonė, žinai, nu tipo, yra dalykai, kuriuos tu išaugi ir viskas. Jie yra palikti. Dabar atsakant tavo klausimą, aš net nežinau, gal tiesiog aš visą laiką, žinau, buvau tam ne personaže, o savyje, sakykim, ir aš augau ir tas personažas keitėsi. Ir dabar aš galvoju, kad čia yra personažas ir čia esu aš. O gal tiesiog viskas buvo ta pati kreivė, žinai. Galimai aš tiesiog visą laiką buvau, žinai, tiesiog išaugau iš tos Godos problemos. Visgi neprivaidinsi, žinai. Ir dabar, žinai. Reiškia, vis tik tu tą vidų turi turėti. Nes aš, pavyzdžiui, kiek man teko kartų gyvenime stengtis tokiai, žinai, prieš kameras būti vienokia arba kitokiai, nu nesigauna. Nu aš esu tą pamaibą ir aš kitaip negaliu ir aš nemoku. Pavyzdžiui, išsijungia kameros, viskas. Tada aš jau atsipalaiduoju, tada jau mano pasikeičia veido mimika, balso tembras, o vat įsijungia kamera ir pas mane atsiranda tas, žinai, kur tai buvo viskas, čik, įsijungia Milita on social media, žinai. Turi, reiškia, viduje tas būt, žinai, ir tu, neprivaidinsi. Būti, jo. Talentas. Galima sakyti. Taip. Mes tikrai gyvenam tais laikais, kada yra labai daug grožio standartų. Kokiems grožio standartams tu nepaklūsti ir kurie yra visiškai ne apie tave? Jokiems aš nepaklūstu, niekada nesivaikiau kažkokių madų. Labai neišsemiama tema yra mano kūnas. Visą laiką visiems labai yra dalykas, kurį galvoja, kad galima labai aptarinėti ir šnekėti, kaip aš turėčiau atrodyti, kaip aš turėčiau pasidaryti operacijas kažkokias, ar nesidaryti, ar turėčiau būti kūdesnė ar plonesnė. Tai šitas dalykas man nuo pat vaikystės buvo, kad aš nesivaikau kažkokių madų. Aš užsimanau, kad aš noriu žiaurių antakių, žinai, aš jos pasidarysiu, bet ne dėl to, kad visos darosi. Dėl to, kad pati taip jautiesi. Ir aš visą laiką jaučiausi, kad būtent mano kūnas man patinka, mano veidas man patinka. Kai tik atsiras kažkas, pavyzdžiui, aš žinau, kad aš tikrai darysiuos botoliną ar kažką kaktik, nes aš turiu mimikos raukšlių belekiek, aš tokia jau esu. Ir aš nesivaikau, kad čia,
oi, čia geriau nesidaryti, aš nesu ta naturalistė, kur nieko. Paprasčiausiai aš esu patenkinta savo kūnu, savo išvaizdą, kai aš norėsiu kažką keisti, aš iš karto keisiu. Bet kad laikytis kažkokių standartų, kad kiekviena moteris turi būti tokia ir tokia, kad tai yra gražu, aš niekada... Pavyksta apeiti, ar ne? Taip, man nereikalingi jie. Mes tave visada matom tokią tvirtą, su charakteriu, drąsią, o tavo moteriškumo pusę. Tu ją išaiški per švelnumą ar per stiprybę? Man žinai, kas yra moteriškumas, tiek pas save, tiek pas kitas moteris, toks gal nestandartinis atsakymas - reiklumas. Ne tai, kad aš noriu, kad moteris arba aš savo būti griežta, bet man tas reiklumas yra, asocijuojasi labai su tokia pagarba potencialui tavo. Nes ir gal žinai, mokėjimas parodyti, ko tu nori, tai irgi yra labai toks talentas didelis. Ne tiek, kiek mokėjimas parodyti, ko tu nori, bet tu turi žinoti, ką tu gali pasiekti. Todėl ir sakau, pagarba tavo potencialui. Nes tu turi žinoti, kas tu gali būti ir tada siekti tų tikslų, ar ne? Ar tai kalbam apie romantinius dalykus, ar apie karjerą. Ir tas reiklumas iššaukia tavo geriausią versiją. Tai vat, man moteris turi būti reikli ir rodyti pagarbą savo potencialų. Tada jinai išnaudos jį. Kaip tu manai, ar visuomenė dar vis bando įsprausti moterį į grožio standartus ir kurie tie grožio standartai yra visiškai ne apie tave? Jokie grožio standartai nėra apie mane, apie tos, kas bando įsprausti į tos rėmus. Sakykime, aš nedalyvauju jokiam konkurse, kad mane vertintų. Nežiūriu, aš nedalyvauju niekur, kur man reikia tavo nuomonės. Žinai, reikia save tiesiog, sakykime, įsivertinti, apie save gerai jaustis, ką kitas žmogus apie tave manys, man nesvarbu. Man kas yra gražu, man turi patikti, kas tau yra gražu, turi tau patikti. Tai dėl tų visų visuomenės standartų... Bet tu nesijauti blogai, jeigu tu kažkaip netitinki, pavyzdžiui, kažkokių visuomenės standartų. Žinai, kai susidraugauji su savim ir savo patinki, tau iš tikrųjų, žinai, daugelis sako, taip, aš pasitikiu savim, čia, žinai, tai tokia mentality, kaip ne mentality, atsiprašau, tokia mental masturbation, žinai, atsistot prieš veidrodį ir sakyt, aš graži, aš galiu, mano šiandien bus gera diena, ką tu apgaudinėjai, žinai, tai tu tiesiog tikėk, tau nereikia sakyti, tau nereikia jokio patvirtinimo. Lygiai taip pat nereikia ir iš kitų man, kad ateitų ir sakytų, Goda, tu graži. Galų gale man ateina, pasako, tu graži, man taip pat nusispjaut, kaip man pasako, kad tu negraži. Man svarbu, ką aš galvoju. O iš tiesų, kalbant apie kritiką, ypatingai kritiką į tavo išvaizdą, į tavo grožį, kaip tu su tuo tvarkaisi ir ar jos pasitaiko daug? Pasitaiko labai daug komentarų, lindimų į tavo visą gyvenimą, taigi pati žinai, kad yra begalės, pasirinkom pačios šitą sakykime, darbą, tai jau turim kažkaip mokėti tvarkytis. Ar reaguoji? Ne, nereaguoju, aš esu su šitą dalyką jau senai atradus, kad kritika, kurią tu gauni, nežinau, kritika ir heitas du skirtingi dalykai, ne? Jo. Kritika, kurią tu man pasakysi, jinai niekada nebus įžeidi, bet jeigu kalbam apie tą heitą, tai niekada nėra apie mane. Nu, niekada. Tai yra apie tą kitą žmogų. Aš pati šitą dalyką esu įsiaiškinus apie save, jeigu aš pamatau merginą, kuri visi kaip ir mėgsta ją, viskas gerai, jinai graži ir man kažkodėl, kažkas atrodo norisi prisiknist prie jos. Kažkas, tai vadinasi, jinai turi tai, ko aš neturiu ir aš jai sakykime, pasąmoniškai pavydžiu. Bet neblogu linkiu kažką, bet dėl to aš iš karto suprantu, jeigu matai žmogų ir nori prie jo prisikabinti, tai niekada ne apie jį, tai yra apie tavo netobulybės, tavo, ko tu neturi, ko tu norėtum turėti, kas tau nesigauna ir visi šitie dalykai. Tai aš tiesiog tai žiūriu, kad žmogus kalba su veidrodžiu. Jeigu tu man duodi kažkokią ne kritiką, o heitą, tai tu atsisuk, veidrodį pasimk ir analizuokis, kodėl tu man ją nori pasakyti. Nes su manim tai yra kaip ir tikriausiai viskas gerai, čia yra apie tave šitas. Tai va, o kritika, kalbant apie tikrą kritiką, aš ją priemu, bet kritika nebus tu negraži. Kritika nebus tu netobula man savo kūnu. Kritika yra jau paremtas kažkoks dalykas, o ne nuomonė. Tai va, tai čia du skirtingi dalykai. Kritika yra super. Kieno tau kritika yra skaudžiausia? Vyrų, moterų, šeimos, narių, draugų? Žmonių, kurie tai rūpi. Sakykime, man mamos žodis, tėčio, vaikino, kuris patinka, draugės, yra svarbus labai. O ką sako Antanas, Petras ar ten dar kažkas, tai
Tiek to, ne? Iš šono pasižiūrėjus, atrodo, tau net, žinai, būtų baisu sakyti kažkokią kritiką ir kažkaip tą spausti, nes atrodo, tu turi tokį gerą šydą apsauginį, kur, žinai, jūs geriau prie manęs net neikit. Bet vat, daug kas bando paveikti tavo nuomonę ir kažkaip įsprausti tave į kažkokius rėmus, kaip tu turi atrodyti, kaip tu turi rengtis, kaip tu turi dažytis, kaip tu turi galbūt save, pavyzdžiui, žinai, ten tu turi labai išaiškingą personažą. Ar kažkas bando ir kažkada bandė tave įkišti į kažkokius rėmus ir tau įdiegti tai, kad tu privalai daryti taip arba kitaip, arba kaip tu čia dabar taip darai. Žinok, nelabai. Kalbant apie kažkokį heitą, tu prie manęs neprieisi, kaip ir pati minėjai, turi kažkokį šydą, ne? Tai jį aš puikiai naudoju, jis man tarnauja, žinok, be defektų. Kad tiesiog neįmanoma. Ir aš nuoširdžiai sakau, su hate komentarais lygiai taip pat ir su gražiais prie manęs neprieisi labai, dėl to, kad aš, kaip sakau, jeigu ten ypatingai influenceriai šiom dienom sako, jo, į heitą aš nekreipiu dėmesio, bet labai jau ten tas pagiras priema, sako, ačiū labai. Nu tai jeigu tu nekreipi dėmesio, tai ir tą tikriausiai nelabai kreipsi, žinai. Jo, išmokus esi nereaguoti. Taip, man kito nuomonė neįtakos daug dalykų, todėl aš niekada nepasikėliau nuo gerų žodžių ir niekada savęs nenužeminau nuo blogų. Ar bandė mane įkišti kažkur, tai žinai, vėlgi grįžtam prie kritikos, buvo tam tikrų dalykų, kur sako, Goda, nebesikeik, tu jeigu nori profesionaliai elgtis, o čia yra kritika, kuri yra pagrįsta. Tai aš ją ir paklausiau. Mane nori įkišti į geresnę terpę, nori, kad man sektųsi profesiniai veikloj, tai kiškit, prašom, duokit man patarimų, va čia tai super. O kad pasakyt, Goda, susidėk papus, arba Goda ten nežinau. Galima sakyti, išmokai atsirinkti kritiką, kuri tau yra, sakoma, iš gero, ar ne? Iš geros intencijos. Feedbackas yra labai gerai. Feedbackas yra svarbus. Augina. Jo, negatyvus yra svarbesnis negu pozityvus. Su pozityvu tai tu, ačiū. O žinai, su negatyvu tu gali išvadas padaryti. Taip. Tai va, tai kritika yra labai gerai, o heitas tai čia yra visai iš kitos operos. Žinai, viskas prasidėjo TikTok'u, bairiukais, kažkokiu, žinai, darimu, galbūt netgi for fun, bet žiūrėk, jau tapai verslininkė ir kas tave motyvuoja, kažkas vis tiek motyvuoja. Ir kaip tau pavyksta savyje atrasti, visada tos motyvacijos, kurti turinį, kuris tiek netitinka standartų, tiek, žinai, išlaiko tavo populiarumą ir tu vis tiek likai įdomi ir vis tampi vis įdomesnė. Nežinau, Milita, ar motyvacijos, kaip tu sakai, kaip tau pavyksta, visą laiką būna trūksta ir atrodo kai kuriom dienom, kad iš viso aš nieko nebesugebu, žinai, padarau kokį nors video, tada pagalvoju, taigi aš dariau prieš 3 metus kažką panašaus, neleidžiu savo tada jo net publikuoti, jeigu kažkokia mini detalė panašiai yra, tai sunku, kuo toliau darai, to toks atrodo kažkaip tuo sunkiau gal net, bet tik tais tiek, kad aš keičiuosi, dabar tu čia pasakai verslininkė, ne verslininkė aš, bet po biški patapau versiją savo, kur neplanavau tapti. Kad laidas vesti, kad renginius vesti, kad dalyvauti televizijoje. Jo, tai vat šitas, sakyčiau, ten pradžia visa, nuostabi, graži, labai juokinga, bet jinai niekada nebuvo pas mane, kad aš ir norėčiau toliau tęsti visą laiką tą patį. Jinai turėjo būti pamatas kažkam, kas dabar pas mane ir atsitiko. Kas dar atsitiks, nežinia, bet išauginėjau pabiški, žinai. Ir tie visi funny video, jie jau pabiški darosi ne apie mane, jau žinai. Bet vėlgi, aš puikiai suprantu, kad žmonės dėl to pradėjo mane sekti. Taip. Ir jie to paties tikisi ir toliau. Ką tu čia su tom savo laidom ar ten projektais, duok mums tai, ką mes, dėl ko tave pafollowinom. Tai aš to nepaleidžiu, nes vėlgi grįžtam prie to, ką sakiau, strategija turi likti. Tu negali sakyti, viskas. Taip. Aš dabar esu visai kitas asmuo, tai tada ir rezultatas matys. Tai biški pasiliekam to, ko reikia, biški darom tai, kas jau apie mane ir visa ta kombinacija. Taip. Bet kas tave visą laiką motyvavo? Populiarumas tave motyvavo? Norėjai tapti žinoma? Ne. Norėti tapti žinoma, tai čia yra biški blogai, manau. Nebent, žinai, dėl ko norėtum. Kad tiesiog žinoma, tai gali nesąmonės pradėti daryti. Dėl populiarumo, žinai, parduoti save. Taip. Ką žinojau, kad aš noriu būti žiūrima ir klausoma. Išgirsta. Nuo vaikystės aš norėjau, žiūrėkit į mane, vertinkit mane, aš noriu būti ant scenos. Ką ten darysiu, ar aš šoksiu, ar ten kažką, bet aš noriu šito dalyko. Taip. Ir aš jį žinojau, kokiais kanalais aš jį prisišauksiu,
Nu, tai vienas dievas žinojo apie tokį TikToką, tai ten nieko net, žinai, nu, nežinojom, tiesiog tai toks bus dalykas. Tai vat. Tai Pajautai. Pajaučiau. Jo. Jeigu dabar galėtum atsukti laiką atgal, ar darytum kažką kitaip ir ką pasakytum, patartum savo mažai Godai? Labai fainas klausimas, žinau, aš kartais ką darau, tai darau tam tikrą veiklą, kuri man neįdomi, bet aš savo ir pasakau, aš darau dėl tavęs, mažoji Goda, žinai, padarau mainų kažką. Jo, labai turiu pasikabinus ir tą nuotraukytę savo mažytės, kartais apdovanoju ją, nes iš tikrųjų tai labai gerai yra tokia psichologinė praktika šnekėti su tą mažąja savim, nes jinai tai ten yra. Ir tada šitas jausmas, kurį tu pajauti, darydamas tą dalyką, man tikrai neįdomu ten eiti ant medžio laipot, bet jei būtų įdomu. Ir tada tu pajauti tą tikrą džiaugsmą tyrą, žinai, kur nieko tau neatsitiko, bet tu taip daryt nori. Tai padeda taip nusinulinti, ne? Taip, ir šiek tiek įsižeminti. Tai va, tai aš, kad patart kažką, jai nieko nereikia patarinėti, viskas gerai. O darytum kažką kitaip? Nežinau, gal ne. Bijau pasakyti, o jeigu vieną dalyką netai būčiau padarius, nebūčiau dabar čia, žinai. Taip. Tai bijau pasakyti, kad daryčiau kažką kitaip, o patarimų aš jai nieko nedalinsiu, todėl kad aš jai dabar pasakyčiau, Goda, tu daryk taip, jinai sakytų, va, tu mane aiškink, aš čia noriu būti tokia, kokia aš esu, niekas manęs nesupranta. Tokia tu buvai, ar ne? Taip, tai tegul jinai tokia ir būna, leiskime jai, tada leiskime man dabar būti ir ta versija, sakykime, iš merginos į moterį pereinama. Taip. Ir tada leiskime vėliau man būti irgi versija. Kokia tapai. Taip. Tai va, tai visas šitas procesas yra labai žavus. Tu tikrai turi plačią auditoriją ir mes kiekviena turim labai specifinę auditoriją. Jeigu galėtum kiekvienai merginai ir moteriai, kuri tave seka, patarti, kaip jai tvarkytis su kritika, kompleksais ir tokiu nepakankamumo jausmu. Ką tu patartum kiekvienai savo sekėjai? Kompleksai dažniausiai gimsta iš lyginimuose. Tai va šitą dalyką susitvarkyti su savim, kad nebandyt būti geresnei už kitus, žiūrėti savo standartus. Tada, čia tokia gal nuvalkiota frazė, bet irgi aš dažnai man kas pasako, tarkim, man patinka tavo energija, ne? I like your energy. Tai aš sakau, thanks, it's yours. Žinai? Tai kokią tu energiją man rodysi, tokią tu gausi atgal. Tai žinokit šitą heką, jeigu susitiksit su kokiu žmogum, sakykime, ne, ir norit, kad tu jam patiktum, tai tu rodyk tą energiją, o ne tai, kad, nu, žodžiu, viskas yra grįžtamoji jėga, aš sakyčiau. Veidrodis, jo. Ir su tais kompleksais irgi irgi mėgstu šitą frazę sakyti, kad jeigu, tarkim, bus tau žaizda ant rankos ir tu pilsi druską ant jos, tai tu labai stipriai jausi, ne? Tai sakykime, ta druska yra tie visi hate komentarai, tie visi blogas dalykas, ne? O jeigu čia nėra žaizdos ir tu pilsi druską, nu tai tada tu nieko nejausi. Tai va čia yra, tu turi su savim susigyventi, užgydyti žaizdas, tada tavęs niekas nepalies. Joks žmogus tavęs neįskaudins, nes pas tave bus viskas sutvarkyta. Taip. Ačiū tau. Ačiū tau labai.